Kartą gyveno skruzdėlis, vilkas ir kiškis. Vieną dieną vilkas ėjo ir sumindė skruzdėlyną. Skruzdėlės ėjo ir galvojo, kur joms gyventi. Priėjo kiškio namelį. Kiškis jas maloniai priėmė. Jie smagiai gyveno, gėrė arbatą, valgė sausainius ir linksmai šnekučiavosi. Kai kiškis buvo išėjęs pasivaikščioti mišku, jį pamatė vilkas ir bandė pagauti. Tada skruzdė sugalvojo, kad jos paslėps kiškį. Kaip tarė, taip ir padarė, o vilkas pamanė, kad tai skruzdėlynas ir praėjo. Šią pasaką kūrė Ugnė iš 3 A klasės.